emocija, kurią svarbu atpažinti. Emocija netgi yra labai įdomusgi terminas emotion, ne iš anglų kalbos, tai yra judėjimas, judanti emocija, jinai ir nuolatos keičiasi. Tarp kitko, vaikai yra labai fainas pavyzdys, kaip tos emocijos keičiasi. Jie per dieną gali būti įvairūs. Jie ir susipyksta, jie ir verkia, jie ir myli. Tos emocijos keičiasi dažniausiai. Ant suaugusių matosi rečiau, nes mes labiau save kontroliuojam. Tai pyktis irgi yra adekvati ir reikalinga emocija, kurią mes jaučiam. Be abejo, tai yra signalas, kad kažkas vyksta išoriai, arba kažkas vyksta mano viduje, iš kur kyla pyktis. Jeigu tai yra išorinis faktorius, kuris sukelia man pyktį, tai gali būti, sakysim, vaikas arba situacija kažkokia, arba kitas žmogus, tai be abejo žiūriu, kaip šitą situaciją spręsti ir ką su tuo pykčiu daryti. Jeigu tai yra vidinis trigeris, tai vėl reikia pasižiūrėti, kodėl tas pyktis kyla. Kartais pyktis gali būti kaip antrinė emocija.